Visiems geros dienos. Šiandieną pasidarysim labai skanias pelninės kruopas. Užsidėsim virt, beveik 1,5 valandos virs. Turim papriką, svogūnus, prieskonius, saldžius kukurūzus, žirnelius ir mūsų troškintą sprandinę. Čia mūsų vanduo verda. Sudedam perlinės kruopas. Jos yra mums išplautos, pamirkytos biški. Ir maždaug virsim 1,5 valandos. Tai va, čia turim viską pasiruošę, susipjaustę. Perlinės kruopas mūsų verda, o daržovės sumėsytę dabar eisim kepti. Įsipilam truputį aliejaus. Ir pradžiui susidėsim morką su svogūnais. Dabar nieko nedruskinsim, paskui dėsim prieskonius, susidėsim iškart papriką, daržovės suminkštėjo, dedam kukurūzus ir žirnelius. Dabar galim dėti mūsų mėsytę. Ir prieskonius. Ir uždėsim dar porą šaukštų pomidorų kepto padažo. Taip užteks. Tokias kruopas mes gavom. Labai neblogas, išvirė labai gerai. Visų gal mes nedėsim. Dabar sumaišysim ir pažiūrėsim, ar reikia dar ar ne. Tikriausiai užteks. Ragaujam druską. Druska normai. Va, dar 5 minutės ir einam prie stalo. Mūsų perlinės kruopos jau paruoštos. Paragaukit, nepasigailėsit. Čia yra pasaka. Tai va, visiems prie stalo. Su alyvuogėm naminiam, naminiai šeri pomidorai marinuoti, su agurkais. Visiems skanaus ir iki sekančio.